Taip, bet jinai yra vyriausios rinkimų komisijos posėdėje patvirtinta kaip svarbus trūkumas ir jo taisyti neleidžiama ir mes negaištinam laiko. Duombadė. Nes tam, kad ištaisyti nedidelius tuos netikslumus, kurios įstatymas leidžia, pradžiai reikia turėti surašytus lapus, ką ten ir kur reikia taisyti, kadangi VRK šitokių lapų neturi ir mums nepateikė, nes jie neturi ką pateikti, nes jų iš viso nėra. Tai mūsų žmonės realiai dirba VRK darbą ir sudarinėja sąrašus asmenų, kurie padarė netikslumų įrašuose ir kuriuos įstatymas leidžia taisyti. Kiek maždaug buvo įrašų jau suvesta iki šios dienos, ar žinote maždaug apytiksliai skaičių? Šitą žino tik tai Tadas ir Tomas, nes dabar kiekvienas iš žmonių dirba su savo byla, kurią pasiėmė, suvedinėja pagal tą bylą, kur 100 lapų po 70 teorinių šitų įrašų ir veda į elektroninį pavydalą, kad būtų galima po to tų žmonių ieškoti pagal miestą, pagal gatvę, nes kitaip tu jų nesugaudysi. Jeigu bus ant tavo lapo, kur reikia ištaisyti klaidas, vienas iš Klaipėdos, kitas iš Vilniaus, kitas iš Šiaulių, tai kaip tu suvažinėsi. O kada bus elektroninėse laikmenuose, tai bent jau selekciją bus galima padaryti ir sugrupuoti juos ir pagal klaidas, ir pagal dislokaciją, kur reikės surasti tą žmogų, kad jisai savo ranką įrašytų. Kaip žinom, jūs iš Kauno, o likusieji iš kur? Čia iš visos Lietuvos susirinkę? Iš visos Lietuvos čia pagrindė tie žmonės, kurie surišo bylas ir jas atidavė. Nes reikia mums žinoti dabar ne tik taisytinus šituos įrašus, bet ir žinot, kuris asmuo tą lapą užpildė, nes jisai geriausiai žino, kur rasti tuos asmenys. Čia pragariškas darbas visiškai ir jį reikia padaryti. Ir turim vilties, kad rytoj bus posėdis 30 dieną VRK dėl metodikos nustatymo galutinio. Ir mes prašysim, kad mums būtų galimybė sudaryta prieiti prie šitų bylų visą šitą laikotarpį, kol vyks klaiduoti taisymas, nes tikslintis dar reiks ir čia pragariškas darbas. O kiek laiko duota šiom bylom suvesti? Suvesti? Tai kas čia dabar vyksta? Realiai suvesti lygi 6 dienos. Iki sausio 6. Lygi sausio 6, nes nuo 6 jau prasideda 15 dienų skirtas laikotarpis patikslinimui. Ar yra galimybė, kad tai bus padaryta iki 6 dienos, bent jau suvesta? Todėl aš ir sakau, kad mes prašysim, kad galimybė prieiti ir sudarinėti toliau sąrašus būtų įmanoma ir visam tikslinimo laikotarpį. Tada yra šansas. Priešingų atveju čia ir velnias koja nusilauš. Nes labai sudėtinga ir labai daug klaidų. Ir paties VRK yra klaidų, ir mūsų klaidų. Vienu žodžiu, skubos darbą velnias renka, nes realiai VRK patikrinti 300 000 su virš įrašų per 15 dienų, tai yra pats supranti, kad taip neįmanom. Tai kalba tik apie referendumo įstatymo netobulumą. Ir jisai toks padarytas taip, kad tarsi niekada gyvenime nieks nesurinks tų parašų ir taikyti praktikoje to nereikės. Tai galbūt greičiausiai taip ir buvo, kad padaryta, nes sprendžiant iš to, ką pasakė Vytautas Landsbergis, tai būtent to ir buvo siekiama šitą ribą. Tikėtina, kad jie paprasčiausiai nesitikėjo, kad įmanoma tokia kiaulystė, kad tauta ims ir surinks. Kaip čia dabar? 300 000 parašų. Tai yra neįmanoma. Tai jums dabar šitas patalpas davė, kas čia atsakingas už jas dabar, nes aš žiūriu, kad iš vyriausios rinkimų komisijos, ar čia yra kas nors? Jonas Udris ten kampe. Šiuo metu jie keičiasi, būna po VRK atstovą. Ir jie keičiasi... Tai čia tas, kur prie televizoriaus kampės sėdi? Tas, kuris uždraudė datą taisyti, kaip radikaliai, absoliučiai netaisytiną daiktą ir argumentas vienintelis labai lengva atitaisyti, paėmė ir rašai pagal gretimas. Na taip, juk data iš vis neesminis dalykas. Tai visiškai su asmeniu nesusietas daiktas. Data yra svarbi vieninteliu atveju. Ar pilietis tuo metu buvo pilnametis ir ar turėjo teisę pasirašyti. Viskas. O kadangi data gimimo yra parašyta,
nu tai pasižiūri gretimus įrašus, blogiausiu atveju, jau visai jau kietai baisiai kalbant, imi 3 mėnesius, per kuris buvo imami įrašai ir jeigu per tuos 3 mėnesius pilietis galėjo būti nepilnametis, na tu neįskaityk, o visi kiti turi būti skaityti. O dabar šie žmonės, jie čia nuo ryto Nuo 9 ryto. ir iki kelių valandų čia sėdės. Dabar leidžia lygi 5, nors mes prašym, kad leistų lygi 9, nes kai pradėjom, dar tikrinom prieš tai be kompiuterių, prieš tai mes popieriškai viską darėm, dabar darom viską per naują, grubiai kalbant, čia yra kažkoks tyčiojimasis iš žmonių, tai Čia tada leisdavau lygi 9. Kitaip tariant, čia sistemos jokios nėra padarytos iš anksto, kad taip kažkaip tai būtų galima pagal kažkokią jau priimtą metodiką tą tikrint, sudėt, suvest. Ar viską iš čia sukūrėt iš naujo, galvojat? Dėl metodikos pačios, kokiu būdu bus ir tikrinama, ir taisoma, dar tik 30 dieną bus kalbama apie tai, kokiu būdu vyks klaidų atitaisymai. Iniciatyvinės grupės ir šitų žmonių, kurie čia susirinkę, dirba, veikia ir tarp vyriausios rinkimų komisijos. Ar jie kaip partneriai, ar jūs kitaip tą matote? Nu, kaip pasakyti, santykio geranoriško nematau, iš išorės gali kažkas sporinti, kad taip yra, nes iš principo iniciatyvinės grupės žmonės daro viską, ką gali, pagal fizinės galimybės ir tiek, kiek leidžiama susipažinti. O iš VRK pusės, tai sėdi ponas Ūdris šiandien visą dieną ir į visus klausimus atsako, nieko nežinau, nieko daryti negaliu ir panašiai. Tai ko tu čia sėdi? Cerberis esi tvarkoji, Taip faktiškai iš VRK pusės darbo nėra. Ir žinot, aš dabar manau, kad yra taip, reikalaujami tie duomenys, ką iniciatyvinės grupės nariai, talkininkai padaro, kad po to metodiką trūkumų šalinimo tvirtintų, jau žinodami, kokia yra reali situacija. O taip kaip sužaidė su tikrinimo metodika. Gavo pirmą lapus, o ją lapkričio 29, gruodžio 3 pasitvirtino metodiką. Iniciatyvinė grupė reikalavo, tos metodikos nedavė, gruodžio 6 tinklalapyje paskelbė. Tai vyksta panašus žaidimas, kaip jie įsivaizduoja, kad tai yra katės supelė žaidimas, o aš manau, kad jie nesuvokia, galbūt dabar pradeda suvokti, kad yra visiškai kokybiškai kitas etapas. Vis tik tie 300 000 įveikta riba, niekas realiai neįsivaizdavo, ką tai reiškia. Visi tie žmonės dabar pluša ir daro VRK darbą, nes jie iškart paskelbė sprendimą, trūkumų šalinkit, dėkit ant stalo, tą pačią dieną, tą pačią minutę dėkit ant stalo, kur reikia ką trūkumų šalinti. O ką dabar tie žmonės daro? Už juos dirba. Ir akivaizdžiai yra, kad, mano įspūdis, daug dievė, kad klystu, bet manau, kad ne. Yra toks įspūdis, kad VRK taip kaip iš kavos tirščių būrė, maždaug sužaidė su tą metodiką, maždaug įsivaizdavo, manau, ir turiu pagrindo teikti, ir yra duomenų apie tai, kad minus 8 000 buvo suprogramuota iš anksto, dėl 3 dieną. Turite omenyje, kad jie turi tikslą ir dabar ieško tik pretekstų. Atmesti. Fiziškai aš įsivaizduoju, neturėjo fizinių galimybių patikrinti viską. Pats Vaigauskas teismo posėdėje gruodžio 20 pasakė, kad registro centro duomenys palygino tik tai 21 300 su realiais duomenim, tai tėvai, tu gavai 320 beveik 1 000, tai gerai, ten vienas kitas gali atkristi dėl kitų klausimų, bet jeigu yra adresų ten ir pavardžių klausimai, dokumento numeris, tai kaip tu gali išspręsti ir pasakyti, kad patikrinau. Jeigu tu čia būri pagal neatskleistą kažkokį statistinį metodą,
Rodi, koks statistinis metodas pritaikytas. Bet niekas tau panaiti nesuteikia teisės kažkokius statistinius metodus taikyti. Tu turi patikrinti visų žmonių parašus. Tai kitaip tariant, matome aiškiai gryną tikslą sužlugdyti šitą visą iniciatyvą ir tiek, daugiau čia nieko nėra. Nuo pirmo žingsnio tai buvo, taip ir bus, bet jie neįsivaizdavo, matot, kas darosi, kad pušimtis ir daugiau žmonių kiekvieną dieną. Dabar 44 suskaičiavau. Dabar prašoma, kad iki 9 vakaro leistų dirbti. Buvo gautas leidimas šitas? Yra paprašyta advokatas atstovaujantis iniciatyvinę grupę, paprašė to penktadienį ryte. Ponas Udris, VRK komisijos narys, teigia, kad jis nežinas, kad dabar įtikintas, kad skambint Vaigauskai reikia, kiekviename žingsnėje kliūtis, kliūtelės. O dabar rezultatai, ką matom, reiškia beveik visas lapas išbrauktas tikrintojo. Aš mačiau, ypač su kaimu, kur susiję adresas. Nurodytas kaimas ir rinkikas nurodė rinkta Varėnos rajono kaimas. Atseit nenurodytas rajonas. Tai ponas ar ponė, skaityk viską iki galo. Taip, gali, aš mačiau tą lapą. Tai tokių pavyzdžių sočiai, apie tai reikia šnekėti. Akivaizdu, kad yra nesąžiningas darbas, VRK vietoj to, kad padėtų žmonėms realizuoti teisę, jie ją trukdo, jeigu nepasakyti dar šiurkščiau. Dėl to advokatas pateikė penktadienį reikalavimą pateikti visus duomenis elektroniniam pavidale dėl visų 28,5 ar kiek ten tų tūkstančių atmestų, ne tik 10,5 tūkstančių per trūkumų šalinti ir pateikti tuos duomenis, dėl kurių dabar patys vargsta. Vyksta negražus žaidimas, bandymas, manau, prisitaikyti prie realios situacijos ir tada tvirtinti metodiką. Bijau, kad rytoj metodika VRK posėdėje nebus patvirtinta. Jums netrodo dar vienas dalykas, kad jokie teisininkai čia mums nepagelbės, jeigu yra iš anksto? Ne, žinok, būtina derinti dabar teisės ir organizacinius klausimus būtina. Aš ne apie tai kalbu, aš turiu omenyje pačio teismo požiūris, aš kaip matau iš šito, kai buvo atmestas, reiškia, pirminis sprendimas. Anas teismas nenagrinėjo skundo. Ta prasme, tai net nenagrinėjo. Ir pasakė, kad galima bus nagrinėti po to. Dėl to reikia labai rimtai ruoštis lemiamą mūšį, nes aš manau, teks ir skųsti, ir teks ir žmonėm reaguoti. Ir rytoj aš nešu papildyti pareiškimą savo prokuratūrai dėl šito veiksmų. Skaitykit Slibinsko Alkas LT. Išsame medžiagą. Prisistatykit, prašom. Vymantas Libinskas. Nuo kelių čia dirbat, ta prasme, kelintą dieną? Kažkelintą dieną jau, ne pirmą tikrai. Bet turbūt net neįsivaizduoja, kiek čia tų parašų dabar suvesta į tas bazės. Į tą bazę labai sunku viską suvest, čia per mažai laiko ir nemanau, kad čia įmanoma spėti iš tikrųjų. Ta prasme, manot, kad nesuspės žmonės apskritai visko suvesti, taip, pagal reikalavimus? Manau, kad nespės. Jeigu spės, tai ten bus padrikų pilna, nes sunku, kaip sakyti, duoda tas darbo tik dienas, tų darbo dienų ten keletas. Sakė, bet kad iki sausio 6 liktai. Tai atmeskit visas dienas, sausio 1, 2 ir savaitgalius, viską, tai lieka 3-4 dienos. Iš jų eina, savaitgalis, 3 gal ten. Bet aš vieną bylą per 3 dienas, kai įveikiau, tai... Tai viena byla, tai čia kiek yra? 100 lapų, sako, taip? Bet tokio 73 yra, aš greitai sugebu rinkti. Tai ten nemanau, kad viskas spės, gal ten pusė didesnė dar. Tai kad net netame esmė, kaip sakyti, dar kiekvieną bylą turi peržiūrėti iš tikrųjų VRK, jeigu čia... Tai ta prasme, čia į tą patį laiką jis jų peržiūrėjimas? Tai o kada daugiau to laiko, tai nepasidaro. Nes svarbiausias dalykas, kad klaidas ištaisytų savo. Pavyzdžiui, yra tokių, ne tai, kad tu daug, vienas kitas, tai iš tokių ir susidaro 100 tūkstančių. Vat pavyzdžiui, 1000, gal ne 100. Tai yra, pavyzdžiui, ekspertas atmetė 2, arba ką tik atmetė 15, suskaičiuoji, o jau aritmetiškai įvesta 16. Ir yra tokių klaidų. Tai čia iš vis yra suvedimo, ne tos klavišus paspaudė, bet jie kažkodėl į blogą pusę. Tai tokių, sakykime, per bylą, 3-4 yra kitų klaidų VRK, tai juos reikia įvesti skaičių ir pripliusuoti. Jeigu normaliai daryti, tai pirmiausia, turi būti tos klaidos įvedimo
ištaisytos, nes nu, tai tada tikrai gali prisigalvoti visokių, kad ten paims kitą kartą surinks, iš vis nėra prasmės, tada nieko rinkti. Tai šitoje valstybėje kol šitoje ir ką yra. Nes jeigu dabar surinksi 400 000, tai jie tada vietoj 2 ne 4 įves, o 25, pavyzdžiui. Nu, klaida. Ir jeigu jie netaiso klaidų, nu, tai ką nori, tai įvedi tada. Tai tokius, bet matot kaip yra, tai tamgi reikia laiko, jie negali taisyti bet ko, jie turi pažiūrėti kiekvieną bylą teisingai, viską, ar teisingai, nu, nes kad mes neprisifantazuotume, dabar pagalvokit, 73 bylas pasiėmė ir ten, pavyzdžiui, po 10 tokių bylų, nu, sakykime, ar po 5, nesvarbu, tai vis tiek, tai yra keliasdešimt lapų, turi būti kažkoks atsakingas žmogus ir jis turi suvedinėti ne taip, kad jie visi ateina, pamato taip, čia klaida, mes ištaisysim, prižada. O paskui tai kada taisysim, tik pas Vaigauską galima. O to Vaigausko nėra, jis pastovi užsiėmęs kažkokiais reikalais svarbesniais. Nu, tai reikia paskirti žmonės, kad žiūrėtų. Jeigu taip nedaryti, tai reiškia, kokias klaidas nepadarytum, jeigu jos lieka, tai apie kokias čia metodikas iš vis kalba galiai. Tai sakykim, kad ir tas atvejis. Tai nu, reikia 2 atmesti dėl tos rašysenos ekspertų iš 70. Jie atmeta 4, kurių net nepažymėta jo klaida suvedimą. Nu, tai vis tiek, tai 2 žmonės įsibraukė, kurie puikiai viską parašė. Nu, tai negali tai būti. Bet tai žinot, daug kai 3 savaitės tam buvo, tik atsisės prie savo pas mačiau. Vienintelis teisimas Vaigausko buvo vienam iš tų, kurie tikrino, jis pats atsisėdo savo ranką, tremtiniai kažkokie, per 2 eilutes rašėsi. Kaip ten pensininkai, seniorai, nežinau, nu ten aiškiai kažkas neužmatė. Tai savo ranką paėmė, įvedė 7 pridėjo. Tai tie 7 žmonės, tai vienintelė ištaisyta klaida per visas 3 savaitės. Nu tai ką laiko tam. Bet ir tai neaišku, kaip ir negalutiniam rezultatė tą. Tai aš tikiu jau, kai suvedė pirmininkas, tai išeina iš šitą. Sveiki, Deividai. O šitą norėjau paklausti, ar jūs čia senai visas dienas čia sėdite? Ne, tik 3 dieną sėdžiu. 3 dieną ir nuo ryto, jo? Pirmąją dieną nuo ryto buvau, vakar ir šiandien nuo ryto. A kaip valgote čia, ar kaip? Kartais atsinešu, kartais nueinu. Ta prasme, ir nevalgė prasėdėti, ja? Ne, nevalgysi, nesėdžiu. Ko man sėdėti nevalgysi? Kaip tikite, pavyks reikalas? Tikiu taip, kaip dirbu. Kaip dirbu. Gerai, dėkui. Dėkui jums už jūsų darbą. Pasakok, kas vyksta, kiek darbų nuveikėt? Manau, kad yra, kaip sakant, daugiau negu pusė bylų jau sužiūrėta, daugmaž. Liko labai nedaug nepaliestų bylų, sakyčiau, gal apie 10, gal net mažiau, reikia dabar tiksliai sužiūrėti informaciją, bet ir sekmadienį mes šiandien dirbame nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Ir tai bus posėdis dėl metodikų, žodžiu, vyriausia rinkimų komisija kartu su iniciatyvinė grupė, tarsis dėl metodikos, kaip mes turėsime taisyti visas tas klaidas. Bet klaidų surinkinėti dar nepabaigėme, turime tam laiko iki sausio 6 dienos. Ir viskas. Taip. Bet, manau, bet į tą laiką įeina ir vyriausios rinkimų komisijos irgi patikrinimas jau jūsų darbus, tai, ką jūs suvedėte, ar ne? Manau, kad taip. Mes stengsime jau rytoj perduoti daugumą, ką mes jau esam padarę, ar ką. Ai, per rytdieną, jo? Jo, per rytdieną. Tadas yra 2 vaikinai, kurie suveda visų darbininkų darbus į vieną failą ir tą failą mes priduosim vardą. O Kalėdas tikiuosi namie sutikot, ne čia? Taip, namie, manau, visi rinkikai namie sutiko, bet kaip sakant, Kalėdų diena jau buvo vėl tautai ir valstybei skirta. Gerai, ačiū Jums už Jūsų darbą. Iki.